Labadiena, šiandien mūsų eteryje ypatingai svarbi tema. Kalbėsime apie rūšiavimą. Plastė, ar žinojai, kad rūšiuodami mes kuriame švarę ir tvarkingą aplinką, taupome senkančius gamtos išteklius, ženkliai mažiname kenksmingų dujų kiekį, taupome energiją ir prisidedame prie taršos mažinimo? Taip, Stiklita, šie faktai yra pagrindinės priežastys, kodėl rūšiuoti reikia. O tu, ar žinojai, kad susidariusias atliekas galima išrūšiuoti namuose, kitas pristatyti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles, o dar gerus, naudojimui tinkamus daiktus pristatyti į daiktų kiemą? O taip, dažnai naudojosi daiktų kiemo teikiamomis paslaugomis. Be to, netrukus bus pristatyta ir mobilioji programėlė, kurioje galėsime rasti informaciją apie atliekų surinkimo grafikus, taškus ir rūšiavimo atmintinę. Puikiai naujiena, o mūsų žiūrovams dar priminsiu, kad nuo 2024 metų prasidės atskiras maisto ir virtuvės atliekų surinkimas. O dabar apžvelkime sporto naujienas. Kągi mes matome, žaliųjų komanda šiandien nusiteikusi parodyti varžovams, kaip reikia rūšiuoti varžybose, kad būtų užtikrinta įskaita. O pilkoji komanda demonstruoja suktą į krepšinį, tik įžūlus dvitaškiai, grubios pražangos ir nerezultatyvūs perdavimai. Tuo metu sąžiningas žaliųjų snaiperių darbas kompensuoja persvarą. Lemtingas žaliųjų metimas ir pergalė! Taip rūšiavimo varžybose galime laimėti tik mes patys. Visi esame rūšiavimo komandoje ir kiekvieno indėlis svarbus. Mes patys ir gamta mums padėkos.